Sveiki, aš esu Jokūbas Kazlauskas, čia yra Šiaurės Licėjaus tinklalaidė. Mūsų generaliniai rėmėjai labai ištikimi, tačiau neegzistuojantis. Ir mes čia turim Edviną Rupšį, Lietuvos kareivį, vyrų kalvės, vienas iš jos įkūrėjų, bet ar pamiršau kažką, ar čia visi tavo titulai? Gali būti ir taip, man viskas tinka. Viskas tinka. Nu gerai, tai labai faina, kad mes šiandien tave turime. Ir aš norėsiu užduoti kelis klausimus, galėsim padiskutuoti įvairiom temom. Ir galvojau, gal pradedam nuo tokio, iš pradžių galvoju lengvas klausimas, bet tada gal biškai reikia pagalvoti. Ką reiškia šiais laikais būti vyru? Ką reiškia šiais laikais būti vyru? O ką tau reiškia? Tugi esi vyras. Nu jo, esu. Bet aš manau, vyras gal nėra tas tradicinis, kaip vadinamas, aš angliškai pasakysiu, masculinity. Aš manau, kad vis tiek vyras tai yra tiesiog žmogus, kuris turi tą lytį, bet ir tuo pačiu, kad manau, kad bet kas gali būti vyru. Tiesiog, kaip čia gal paaiškinti geriau, aš manau, kad vyrai, tai mes turim vis tiek, aišku, mūsų duota, nežinau, gal tokia užduotis gamtinė, aišku, daug mažiau tai daro, aš nesakau, kad tai yra privaloma, bet esam viena iš 5%, kas vaiką įveda į pasaulį. Bet aš vis tiek manau, vyras tu turi būt ištikimas savo vertybėm. Čia, manau, vienas iš pagrindinių dalykų. Aš manau, dar vyras turi būti toks, kuris, kaip sakant, nekeičia savo nuomonės, tai čia irgi kažkaip ištikimas savo vertybėm, bet pavyzdžiui, jeigu girdi, kad, žinai, draugas sako kažką, tu su to pilnai nesutari, bet tu vis tiek sakai, gerai, aš, žinai, su tavim sutiksiu ir panašiai. Aš manau, kad tu turi būti užsispyręs, tačiau gerose vietose. Ne tai, kad, pavyzdžiui, įsispyręs, mama, šiandien aš nenešiu šiukšlių, šiandien, kad draugelis, pavyzdžiui, sako, žinai, aš manau, kad mūsų matematikos mokytoja nemoka mokyti, nors tu manai, kad jinai tikrai moka mokyti ir tu matai, kad ir visų pažymiai nuo jos gerėja, tai aš manau, kad tu turi būti, kaip sakiau, užsispyręs, tačiau turi būti užsispyręs gerose vietose. Tai va čia dar vienas dalykas. Nu ir va. Čia mano 2 pagrindiniai gal dalykai. Tai išgirdau, kad tai, kad tu dabar siejai su vyriška tapatybė, tai yra, tau siejasi, tai yra tas gebėjimas turėti savo vertybės ir atstovėti tvirtai savoje tiesą, kuri nebūtinai galbūt yra tiesa kitam. Jo. Ne? Žiauri, cool. Ačiū. Fain. Tai žinai, skamba labai fainai. Tai, ką tu savo viduje turi dabar sukonstravęs ir su kuo tu tapatini vyrišką tapatybę, tai yra su stovėjimu už savo vertybės ir kietų stuburų žinoti vertę dalykuose, aš kaip tave išgirdau, kuriuose galbūt vertės nemato kiti ir su jais atstovėti. Ir tai yra nepaprastai gražus, naudingi dalykai. Jie naudingi tau, jie tu padeda ar trukdo gyventi? Aš manau, kad gal būna įvairiai, nes visi mes turime įvairių draugų. Būna, pavyzdžiui, aš turiu, nevedėsiu vardais, aišku, bet turiu vieną draugą, kuris labai, kaip paaiškinti, jį labai greit prigauna tie visi Instagramo reels ir panašus kontentas ir jis labai pradeda visko tikėti. Red pilleris, ne? Jo, biški toks. Ir šiaip biški toks irgi įdomus personažas, nes jis net nelabai atrodo kaip tas klasikinis red pilleris, jis daugiau kaip toks, žinai, emo toks biški, bet labai įsitraukęs į tas idealus, žinai, ten apie tą visą, žinai, Izraelį, ten panašiai, bet gal daugiau, nežinau, ar taip reikia apie tai daugiau kalbėti, bet pavyzdžiui, būna tikrai, kai jis man pradeda siūsti visokį kontentą, kur atvirai tiesiog xenofobija ir panašiai, nors jis gyvena Lenkijoje, tai čia irgi tokia šalis, kur tikrai to nemažai yra, ypač kai tiek mažai imigrantų, prilyginus su kitom šalim. Ir aš jam kartais tiesiog griežtai pasakau, nustok man siūsti tokias nesąmonės, aš tuo netikiu, aš manau, kad tai yra tiesiog rasizmas ir man tas nepatinka, žinai. Ypač kai aš pats Anglijoje gyvenau 6 metus ir ten buvau skaitomas kaip imigrantas. Ir pats turėjau, kad ir klasiokai, aš ten aišku pradiniai buvau, tai ten daugiau žodžių viskiau buvo, bet buvo pavyzdžiui žodžių, kad ten vienas prie manęs ir sako, čiagi tu tipo, you're from Lithuania, žinai, tu lietuvis esi, jūs ten lietuviai visi Anglijai vogė, ten daro tokius nusikaltimus ir panašiai. Ir žinai, aš čia toks vaikas mažas, galvoju, blemba, pirmą kartą apie tokius dalykus girdžiu. Geras, tai kuom tau tai trukdo? Nes tu pradėjai nuo to, kad trukdo. Trukdo. Gal man tiesiog trukdo tai, kad žmogus visiškai yra lipdomas onlininio kontento,
šito internetinio kontento ir jį labai lengva paveikti yra. Ir aš manau, kad tai gal yra dar ta vyrų vertybė, kad tu turi labai pergalvot gerai apie savo idealus ir šitos visus dalykus. Ir aš manau, kad jis labai nepergalvoja, nes jis, pavyzdžiui, išgirsta vieną faktą ir iškart pradeda plėtoti kitiems žmonėms. Okay. Tai aš teisingai suprantu, kad tavo būtent tos du išvardinti dalykai, kuriuos tu tapatini su savo vyriškumu, trukdo tuo, kad galbūt tu nebebūni toks patogus savo socialiniam burbului ir savo kitiem draugam? Būna to. Tikrai būna, aišku, mažiau, nes aš stengiuosi ir turėti įvairių, sakau, draugų, bet ir stengiuosi turėti tikrai nemažai tokių, kur aš galiu su jais sutikti. Nors aš manau, mano nuomonė yra, kad visi žmonės turėtų turėti biškį tokio, kaip paaiškinti, gal argumentavimo. Ne tai, kad to konstruktyvaus turiu omeny, kad, žinai, pamatytum ir kitą pusę. Geras. Iš to, kiek dabar mes čia kalbam, kiek tu yra metų? 17 dabar, suėjo prieš mėnesį. Mane žavi tai, kaip tu kalbi. Ir man atrodo, kad tu kitose žmonėse laikai vertybę mokėt argumentuoti dėl to, kad tu pats labai puikiai tai darai. Ačiū. Geras. Čia man buvo labai svarbu tai paminėti, nes čia yra tavo, tikrai tokia riebi savybė, kurios nepražiopsok. Ačiū. Cool. Grįžtant prie temos, tai žinai, tu pradėjai klausimą nuo kas yra būdinga šiuolaikiniam vyrui. Jo. Ir aš paklausiau, kas yra tau. Labai atsiprašau. Ir, žinai, šitoj vietoj nėra vieno atsakymo. Todėl aš paklausiau, koks yra tavo atsakymas. Nes aš atsinešiau kitokį atsakymą. Ir turbūt kitą rytą pakilęs aš turėčiau dar kitokį atsakymą. Jo. Vyriškumų yra nepaprastai daug. Kiekvienas vyras, kurį mes sutinkam savo gyvenime, jis yra unikalus ir kažkuom savitas. Ir jis turi kažkokį savitą savybių ir elgesio būdų rinkinį. Problema atsitinka, mano nuomonė, tada, kai mes pradedam įklimti į stereotipų pelkę, kur vyras turi būti toks arba vyras turi būti toks. Jo. Nes jeigu vyras nėra toks, jis yra anoks. O jeigu nėra anoks, jis yra toks. Ir tada mes toj pelkiai galim įklimti ir pasiklyst. Ir būtent stereotipai, aš manau, yra pagrindinių priežasčių, dėl ko mes dažnai klimstam ir neturim su kuo tapatintis. Neturim su kuo tapatintis. Ir dėl to ieškom įvairiausių pavyzdžių, prie ko galim prikipti ir su kuo leist laiką, nes, žinai, kultūriškai pas mus susiklostė taip, aš dabar nesiplėsiu į tai, tačiau labai dažnas jaunas vaikinas ir lygiai taip pat ir jauna mergina, kuri auga šeimoje, labai dažnu atveju auga su egzistuojančiu tėčiu, jeigu šeima nėra įsiskyrus, bet su emociškai atitolusiu tėčiu. Tai reiškia, kaip ir tėtis yra, bet tėtis pasirodo tik tada, kai reikia paknist protą dėl pažymių, arba kažką darai ne taip, kažkuo nesitinkamas. Ir nemažai vaikinų mano amžiaus užaugo tokioje aplinkoje, kur tėtis kaip ir yra, bet jo nėra. Ir tada labai būdavo nelengva rasti pavyzdžių, su kuriais aš galiu lygintis, kaip vyras, augantis vyras, su kuo aš galiu lygintis. Ateinu į mokyklą ir ten pagrindai yra daugiausiai moterų. Mokytojas yra moteris. Ir tada su kuo man pasilyginti? Iš ko semtis to būtent vyro tapatybės pavyzdžių. Ir ką aš dabar matau, kad labai daug jau dirbdamas su šimtais jaunų bičų kiekvienais metais, aš matau, kad labai daug tų jaunų bičių susirenka aš vadinu jos kabutėse piratais. Tai visi tie, kas yra Intike, Red Pill communities ir taip toliau, kurios siūlo solutioną. Tu nesupranti savo tapatybės, tu jautiesi vienišas, tu jautiesi kažkur strigęs. Tau išeitis yra, jeigu nori visų dabar panų aplinkui, tu turi priklausyti 10% pačių kiečiausių bičių pasaulyje. Ir kad tu 10% priklausytum, tu turi arba daryti daug pinigų, arba turi afigenai gerai atrodyt, arba tu turi turėti galę įtaką valdžią ir tu turi būti hierarchinės piramidės viršui. Taip. Ir tada daug bičių ant šito kontento užsikabina ir mano, kad toks turi būti vyras.
Ir čia prasideda patys blogiausi ir negražiausi dalykai. Ir jo, aš, žinai, nutolau nuo to pradinio klausimo, bet man atrodo, tai buvo, žinai, labai svarbu įvesti šitoj vietoj. Šitą dalį, man atrodo, jį labai, labai, labai svarbi. O tu pats, kaip tu pagauni savo aplinkoj, kad yra daug vaikinų, kurie sėdė ant tokio turinio. Būtent. Oi, ta prasme, šiais metais, aš manau, buvo šio turinio pykas. Vat šitie gal, nežinau, gal nuo karantino iki dabar tai yra visiškas pykas. Man net pačiam kartais atsidarau, žinai, sėdžiu penktadienį vakare ant sofutės, nors TikTok atsidaryti ir ta prasme meta tą kūrinį. Ir ta prasme, turinį, sorry. Bet su juo, kas yra, vat, man keiščiausia, kad jis gal kažkaip specialiai padarė, kad jis liptų. Ta prasme, jie padaro tuos clickbaitinius, tos titlesus, pavyzdžiui, žinai, ten, jeigu tu nenaudoji šito metodo, tu niekada panos neturėsi. Ir vat visokių tokių. Ir ta prasme, aišku, čia dabar labai yra susijęs, gal esi girdėjęs, nežinau, looks maxing, toks yra dalykas. Looks maxing, nu tai, kad atrodyt kuo geriau. Jo, realiai, kad atrodyt, kad visas, gal ideologija yra tai, kad žmonės, kurie atrodo blogiau negu kiti žmonės, niekada neturės gero gyvenimo. Va toks yra visas dalykas. Ir aš manau, kad tai yra visiškas brainrotas. Nes, ta prasme, realybėj pavyzdžių, kad tu neturi būti pats gražiausias žmogus, kad ar turėt paną, pavyzdžiui, arba darbą susiras gerą. Nes man atrodo, aišku, vat mano amžiui tai vis tiek yra labai svarbu. Aš manau, gal daug kas išauga iš to, bet dabar ypač tai yra svarbu, tas išvaizda vadinama, žinai, ten visi užsideda pačius gražiausius drabužius, ten pasikvėpina geriausiais kvepalais ir panašiai. Bet aš biški šiaip esu toks, kuris daugiau linkęs žiūrėti iš žmogaus iš žmogaus protą, iš žmogaus jausmus ir panašiai, personality, kitaip sakant. Man aišku, biški rūpi išvaizda, aš manau visiems rūpi ta išvaizda, bet aš vis tiek esu linkęs žiūrėti daugiau žmogaus personality. Faina, sveika. Jo, aš manau, kad tas grožis toks yra, nežinau, yra toks lietuviškas žodis, superficialus dalykas, toks biški, kur žinai, grožį mes visi galim turėti, bet tuo pačiu, jeigu tu su to žmogum nori pratęsti savo gyvenimą, tai turi prisiminti, kad senstant žmogus vis tiek praranda grožį. Ir lieka tik širdį. Žinai, žiauriai daug dalykų, pačių svarbiausių ir gražiausių dalykų yra jie nematomi. Žinai, tau patinka, ką tau patinka labiausiai veikti? Vieniem patinka keliauti, kitiem. Gal 2 dalykai, tai sportuot, kelt svorius specifiškai. Nice. Ir gal, aš net nesakyčiau tokį kaip vieną, bet čia toks apibendrintas dalykas, gal domėtis pasauliu. Ok. Esi patyręs jausmą, kai tu kažką prieš save matai, girdi ir jauti tokį pilnumo jausmą viduje. Ten, žinai, žmonės kartais savo, kad kai kalnuose būna, taip laikas tarsi. Jo, yra buvę. Ar gali apibūdinti šitą akimirką? Specifiškai, kada tam buvo ir panašiai? Ar tiesiog tą jausmą. Ir ką tu prieš save tada matėjai, ir ką tu tada jautėjai? Gal pasakysiu, aš buvau Maroke, važiavom tarp kalnų ir aš tiesiog žiūrėjau į vaizdą, į grožį, į jūrą, į Atlanto vandenyną, į viską. Ir man tiesiog gal pradėjo viskas nuo tokių biškį šiurpuliukų ir pagalvojau... Šiurpas. Ir pagalvojau, atėjo tokia mintis, pagalvojau, kodėl aš galvoju apie tokius menkus dalykus, kai yra toks didelis ir gražus pasaulis. Pinga. Vat šitas jausmas, kurį tu dabar apibūdinai, vat čia yra peak life experience. Ir už tai, kad tu patyrei, nelabai yra kas ir geriau. Ir vat, bet tai nieko neturi bendro su įvaizdžiu, su atrodymu, su pasiekimu. Tai yra buvimo elementas. Pavaryti, pasiekti, būti kečiausiu, visą tai, ką bando pasiūlyti tau Red Pill community, tai yra visi išoriniai dalykai. Šitas momentas, kurį tu apibūdinai Maroke, važiuojant automobilį ir kitų pasišiaušia oda, tai yra vidinis tavo resurso dalykas, kuris visada yra tavo viduj. Ir jis yra buvimo dalykas, kai aš tiesiog būnu ir patiriu pasaulį toks, koks yra. Ir kokį mes dabar turim problemą, kadangi vis tiek čia yra, kaip suprantu, vyriškumo tema, mes čia bandom kalbėtis, ne, vyriškumo. Jo. Tai visa šita internetinė bendruomenė, kurie bando parduoti jaunam vaikinui pasiekimų pasaulį, iškelia kaip patį svarbiausią dalyką
pinigus, garbę, šlovę. Ir jeigu tu nesi turtingas, jeigu tu neįkuri savo verslo, jeigu tu neturi kažkokios hierarchinės sistemos, kuriai tu vadovauji, vadinasi, tu esi niekingas, nevisavertis vyras, kuris nieko nepasiekė gyvenime. Ir ta tarsi jauniems žmonėms yra sukuriamas toks burbulas, kad jeigu aš to neturiu, mano gyvenimas nuėjo veltui ir aš su niekam tikęs. Ir tokiu būdu yra pašalinamas, pusė pasaulio yra pašalinama iš jauno vyro psichikos. Jisai visą laiką tą nukreipia savo žvilgsnį į pasiekimus. Jam tada viskas – santykiai, karjera, hobiai, darbas tampa išnaudojimo objektu. Aš turiu susirasti gražią merginą, kurią pasipuikuoti prieš kitus. Merginos jam tampa objektivizuotos, kad pagal kažkokiu tai sąrašą aš pasirinksiu, su kuria čia draugauti, su kuria ne. Aš tada turiu save prievartauti, disciplinuoti, nes turiu kaip Alex Harmozį užvaryti ten ir pastatyti biznį labai greitai. Šiaip, jis yra gan good idol, jis yra saugus dar idol, tai visus bičius, kurie klauso, Alex Harmozį ir merginas taip pat kviečiu sekti, bet neužmiršt, kad tai yra tik viena pasaulio dalis. Tai tas hustle environment. Tačiau yra ir kita pasaulio dalis, ta, apie kurią tu apibūdinai, kuri yra susijusi su jausmu. Ir tai yra tarsi antra koja. Ir mano manimu, tokio amžiaus bičiam kaip tu dabar yra pats svarbiausias dalykas parodyti, kad hei, egzistuoja ir pasaulis už pasiekimų ribų. Ir šitas pasaulis vadinasi buvimo pasaulis. Santykio su pasauliu pasaulis. Koks aš būnu, kai aš prisiverčiu pasakyti mamai, kad aš tave myliu. Ir kaip tai mane veikia, kai aš pamatau mamos pasikeitusi žvilgsnį. Koks aš būnu, kai aš su tėčiu leidžiu laiką. Kažkur bent čiut. Koks aš būnu, kai ir ką aš veikiu, kai man laikas sustoja. Koks aš būnu nepatogume. Koks aš būnu, kai aš laimiu. Koks aš būnu, kai aš pralaimiu. Ir kuo jaunas žmogus daugiau supranta, koks jis būna skirtingose aplinkybėse, tuo jis labiau susipažįsta su tuo vidiniu pasauliu, apie kurį tu kalbi. Ir tada jis lavina gebėjimą, jis lavina savo tą jautrėją pusę, būti santyki su pasauliu ir patirti tuos goosebumps, kuriuos tu apibūdinai. O čia ir yra visa gyvenimo esmė, ne pasiekimuose. Nes aš tau galiu, pasakyti, kai studijavau karo akademijoje, buvau antram kurse. Ir aš tą įkritau į tokį depresinį epizodą ir kas man iš jo labai padėjo išlipti, tai pirmiausia tai, kad pradėjau vaikščioti pas savo psichoterapeutę, Rosita Kanapeckaitė, dabar tarp kitko žiauriai fainą knygą apie atsparumą parašė ir išleido psichologinį atsparumą. Ir aš su ja pradėjau dirbti psichoterapiją. Ir atradau paraleliai David Gogginsą. Ir tuo metu David Gogginsas dar ten turėjo 100 kažkiek tūkstančių followerių. Tai jis dar nebuvo peak, kaip yra dabar. Ir David Goggins hustle mentality privedė prie to, kad aš 2 metus nuo 2 kurso galo iki 4 kurso vidurio gyvenau tokiu režimu. Kėliaus kiekvieną rytą be 15:05, kartais anksčiau, mindavau arba bėgdavau iki karo akademijos 10 km, tada eidavau į mankštą, ten 40 minučių vėl mindavau arba bėgdavau, tada nueidavau į paskaitas, per pietų pertrauką pamedituodavau būtinai 4 minučių, vėl einu į paskaitas ir tada po paskaitų nuhitinu salę. Ir tada po salės grįžtu namo ir būtinai turiu kiekvieną dieną pažiūrėti po vieną podcastą. Ir aš užsihypinau ant to, kad aš turiu achievinti labai daug. Aš turiu labai daug daryti, nes aš turiu pasiekti dalykus ir būti the greatest among the great. Ir kai aš dabar dirbu su daug jaunų vaikinų, aš matau, kad jie yra atsidūrę ten pat, kur buvau ir aš. Tokiam didžiuliam prievartos savo mechanizme, vardant prievartos ir daugiau nieko. Ir man dabar yra 30 metų. Ir tas Edvinas, apie kurį aš dabar pasakoju, jam buvo 21, 22, kuris tai darė. Ir galų gale, tai darydamas, aš išsilavinau disciplinos labai aiškę savybę.
kuri man padėjo sukurti ir Vyrų kalvės akademiją, sukurti sistemą, kad jau pirmais metais turėtumėm 100 šeimų, kurios pas mus mokosi. Bet paskutinius 2 metus labai aiškiai pradedu stebėti, kaip aš nuo to kenčiu. Aš pradėjau visą pasaulį matyti per prievartą. Per prievartą savęs, nes jeigu aš darau ir varau, ir kiti turi daryti ir varyti. Jokios vietos silpnumai nėra. Ir supratau, kad gyvenu prievartos pasaulį. Ir tai yra žiauriai nefainas pasaulis, kuriame gyventi. Žiauriai nefainas. Todėl aš visą laiką kviečiu jaunus vaikinus šokt, vaidint, deklamuot, rašyt, skaityt, bendraut, keliaut. Daryt kuo daugiau tų minkštųjų dalykų, kurie atrodo lame. Nes būtent tie dalykai, kurie atrodo lame, tave išskirs iš minios po 10 metų. Nes visi varo ant to paties, aš turiu būti dabar alfa ir būti geriausias, nes aš prižiūrėjau nesąmonių ten ir jom dabar patikiu. Ir aš manau, kad merginos to ieško. Tai visiška netiesa. Kaip tau tai girdėt? Aš aišku, manau, kad praktiškai beveik su viskuo sutinku ir aš pradėjau biškai galvoti ir apie savo sportą. Taip. Nes aš šiaip pradėjau sportuot, pas mane šiaip su sportu buvo labai negeras santykis iki kokių, gal sakom, vėlyvo 15-16 metų. Aš šiaip lankiau plaukimą, bet tada atėjo karantinas, nustojau lankyti plaukimą, užauginau to viršsvorio vadinamo. Aš nežinau, aš gal svėriau 8-7 kg, bet beveik visas tai buvo riebalas, aš raumens jokio praktiškai neturėjau. Ir gal man visiek tai buvo liūdna, vieškai. Pavyzdžiui, ateini į klasę ir visi arba, žinai, už tave plonesni, ten kažkas tokio, žinai, siek atėjo tas liūdesys. Ir aš pradėjau smarkiai varyti į džimą. Ir tai buvo realiai vienintelis ir pats pirmas sportas, kur aš iš tikrųjų mėgaujusi juo, turiu pasakyti, žinai. Ir, bet aš irgi labai manau, nes aš ir, kaip sakiau, su to plaukimu, aš galvoju, gerai, šitą, žinai, darysiu dėl savęs gerai, bet aš jokio fainumo iš to nejaučiau. Net jeigu pradėjo kris kilogramai, aš galvoju, blemba, aš jaučiuosi, žinai, po kiekvieną šitas plaukimo treniruotės, nors fainai, bet man atsibodo, žinai, tą trenerį, kur ten man kažką sako, man atsibodo kiti vaikai mane trenkėsi ir panašiai. Ir aš manau, kad sportas, kaip sakėt, su prievarta, tai nėra geras sportas, mano tokia nuomonė. Aš manau, kad turi būti kažkiek tos prievartos, bet jeigu tu kiekvieną dieną atsikeli iš ryto, pavyzdžiui, kaip sakėt, 15 iki 5 ir galvojat, I hate my life, tipo, ką aš šitą darau, aš manau, gal biškai reikėtų pakeisti kažkaip. Gražu. Tai mes ten ateinam ir tai yra didžiulė tiesiog smėlio dėžė, milžiniška smėlio dėžė. Ir mums sako, ką dabar turit padaryti, išsikas duobę, tokią duobę, į kurią jūs galėtumėt atsisėst. Ir virš jūsų arba atsisėst, arba atsigulti ir virš jūsų dar būtų 50 cm duobės. Ir aš su kolegė išsikasėm tokią duobę, įlipo šitą duobę, atsiremiu į sieną, pasiemu maikę, užsirišu maikę ant galvos, man nuleidžia tokį vamsdelį, maždaug tokios skersmens, ir tada pradeda mane užkasinėti. Smėlis krenta ant kojų, bambos, krūtinės, kaklo, akių, kol galų gale aš atsiduriu visas 50 cm po žeme ir ten man jau trombuoja smėlį. Ir aš tą suprantu, kad mano kvėpavimas kelnojas tik tais tiek, kiek aš tuo metu buvau įkvėpęs. Labai nedaug. Ir suprantu, kad aš negaliu pajudinti nei vieno piršto, nei per milimetrą, dėl to, kad mane spaudžia kokie 1,5-3 tonos smėlio. Ir man iš karto įsijungia panikos mechanizmas. Ir ateina įvairiausios mintis, kad aš uždusiu, bus blogai, ar spės mane atkas, jeigu prarasiu sąmonę ir taip toliau. Ir labai džiaugiuosi, kad jau tuo metu buvau baigęs mindfulness kursus pas Rositą, įsisąmoninimu grįstos meditacijos, ką žiauriai rekomenduoju visiems jauniems žmonėms pasidaryti, nes gebėti valdyti savo dėmesį turbūt būtų skilas numeris 1, kas jums labiausiai praverstų gyvenime. Tai aš, kadangi jau mokiaus to, aš iškart savo dėmesį sutelkiau į kvėpavimą. Ir kai esu kvėpavime, stebiu savo įkvėpimą, iškvėpimą, ta panika, kurią jaučiu kylančiai, mažėja. Ir taip save susitvarkau. Po 15 minučių man išsiderina viduje esantis pusiausvyros aparatas ausyse ir aš nebeskiriu, kur priekis, galas, viršus, apačia, kairė, dešinė ir aš tarsi astronautas pradedu suktis lyg centrifugui. Ir tada vėl mintys, o jeigu dabar privemsiu tą vamsdelį,
jeigu uždusiu, užspringsiu savo vemalais, kas bus? Ir vėl iš naujo. Edvinai, stebėk įkvėpimą, iškvėpimą, vėl nusiraminu. Ir taip praeina pusvalandis. Po pusvalandžio instruktoriai ištraukia vamsdelį. Pirmas dalykas, kurį patiriu, tai pamatau, kad galiu judinti pirštus. Bet kuo aš labiau judinu pirštus, tuo daugiau smėlio krenta šitoj duobutėj ir net jaučiu smėlį, girgždantį tarp savo dantų, persispaudusi per maikę. Ir tada galvoju, o jeigu dabar viskas užbirės, taigi aš tikrai uždusiu. Ir vėl stebiu įkvėpimą, iškvėpimą. Ir vėl stoju išbūnu. Ir taip jau būna praėjusios 5 minutės. Ir galų galiai instruktorius atkasa mane, liečia galvos viršų, atkasa kaklą ir sako, Edvinai, dabar tai užkasim be nieko. Tiek pat. Važiuojam. Ir mane užkasa, jau jaučiu trombuoja smėlį ir aš jau jaučiu, kai pradedu hiperventiliuoti, kai mano iškvėpimai tampa ilgesni negu įkvėpimai ir aš ir atrodo nebeturiu kuom kvėpuot. Ir tada dar tampa sunkiau kažkaip suvaldyti šitą mechanizmą, nes degonies, aš tai ištvėriau tas 5 minutės, degonies pakanka tiek būnant po žeme. Tačiau mano mintys man kūrė istoriją apie tai, kad tai yra neįmanoma. Ir aš iškart hiperventiliuoju, panikuoju ir realybę paverčiu baisesnę, negu yra iš tikrųjų. Bet vis tiek suvaldau savo kvėpavimą ir man pavyksta išbūt. Ir tikrai degonies pakanka, nes aš labai pamenu savo kolegą, kuris buvo užkastas man po kairę, kaip jis tarsi iš jūrų marių rėkia, šaukia. Aaaa! Ir jeigu žmogus gali šaukti, užtenka ir degonies, kurį kvėpuot. Svarbiausia su savim išbūti ir susitvarkyti. Ir kai mus atkasė, mes sėdom su instruktoriais į refleksiją. Na tai kas čia buvo ir apie ką čia buvo. Ir tą dieną aš labai aiškiai supratau vieną dalyką. Aš maniau, kad tai yra neįmanoma padaryti. Bet aš jau esu kitoj pusėje, aš tai padariau. Ir man tą neuronai susijungė. Edvinai, o ką dar tu savo gyvenime sakai, kad yra neįmanoma, nors tu niekada net nebandėjai. Ir nuo to laiko mano kažkas viduje labai svičino, dėl ko dar labiau patikėjau tuo, bijau, bet darau. Nes tik bandydamas, tik patirdamas dalykus, man pavyks ir pasiseks. Jeigu aš dalykų nedarysiu, tai tikrai ir nieko nebus. Bet jeigu darysiu, tada yra bent jau 50-50 šansas, kad galiu padaryti. Tai žinai, tai kai tu pasakoji apie tą ėjimą ant scenos, prisivertimą savęs to daryti, ateimą čia į podcastą ir jo vedimą, tai skamba, kad tu nuostabiai mokysi šitų failų tvarkytis ir kad tu jau turi tą patirtį. Ir reikia tiesiog kartot. Jo, ačiū. Nu ką, buvo šiaip labai įdomus klausimas, kurį norėjau paklausti. Taip. Koks tu manai, gal, nežinau, mes jau kalbėjom, koks kontentas, bet koks tu manai tiksliai dalykas? Ar tas nuolatinis pinigų ieškojimas, ar tas nuolatinis bandymas įrodyti, kad aš esu stipriausias, ar Taip. kad aš turiu daugiausiai raumenų, ar tas grožio dalykas, kas jūsų nuomonė yra tas pats realiai toksiškiausias, blogiausias dalykas, ką vyras galėtų galvoti? Neįsisąmoninta gėda. Čia dabar nekalbu apie tavo amžiaus, aš kalbu dabar apie vyresnius. Jeigu reiktų ištraukti bendrą vardiklį, kas yra pamatinis dalykas vyruose, kurie eina į psichoterapiją, tai vis labai didelė dalis turi labai didžiulę, labai dažnu atveju neįsisąmoninta, tai reiškia paties nesuprasta gėda, kuri verčia jį elgtis vedant stereotipais ir panašiai. Ir jeigu reiktų įvardinti vieną dalyką, ko reiktų mokyti mano manimu jaunus bičius, ko mes mokom Vyrų kalvės akademijai būtent, tai gebėjimo būti pažeidžiamu. Gebėjimo atsitraukti čia ištrauktuką širdį, išsitraukti širdį ir parodyti ją kitam tokią, kokia ji yra. Be kažkokio tai herojaus keipo, be kažkokios pozos, be kažkokio čia vaidinimo, o tiesiog tokia, kokia yra. Aš jaučiu žiauriai vienišas, okei, parodyk tą savo vienišumą, nebijok jo kitiem, pamatysi, kad aplinkui yra
taip pat žiauriai daug tokių, kurie jaučiasi vieniši. Esi kažkokioj gyvenimo baisioj situacijai, nebijok to parodyti. Ir mes mokom būtent pažeidžiamumo ir atvirumo, pažeidžiamumo pasidalinti tais dalykais, kuriuos dažnai vėliau užaugę jie talpina savo gėdos skrynioj ir ta gėda kenkia jam pačiam vyrui, šeimai labai stipriai kenkia, kaip pavyzdžiui, labai daug vyrų mėgsta sakyti, aš labai darau dalykus dėl šeimos, aš aukojuosi ir aš tiek dirbu dėl šeimos, nes šeima man yra numeris 1 vertybė. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad toj šeimoj jisai nelabai daug ir būna vien dėl to, kad dirba, o dirba tai dėl šeimos. Tai panašu, kad kažkur nesusijęs dalykai ir negebama to pastebėti. Tai kad ir šeimos nekentėtų, ir čia vienas iš, ir kad visa visuomenė nekentėtų. Tai man atrodo, žinai, mokyt jaunus vyrus būti tikrumo, pažeidžiamo tikrumo bet kokią kainą. Nustot bijot, ką kiti apie mane pagalvos. Ir stiprinti juose tą jautriąją pusę. Būtent tą jautriąją savo. Jautriąją savo. Jo, šiaip labai geras atsakymas ir aš tikrai sutinku, kad tai yra sunku, nes šitoj mokyklai dirba mano tėtis. Kaip sakai? Šitoj mokyklai dirba mano tėtis. Jo, pradinukų mokytas čia prie pat. Ir aš šiaip aišku labai myliu, jis mano geriausias tėtis, koks galėtų būti, bet aš pastebiu jame irgi to, kad būna, pavyzdžiui, jam bloga diena ir būna labai įvairiai. Būna, pavyzdžiui, kuris visais nori dalintis, bet jeigu būna kažkas jam, kur jautru yra, jis nenori to sakyti, net jeigu mes jau prašom, ta prasme, tėti, pasakyk, kas yra, mes ten galim kažko padėti. Būna, pavyzdžiui, kuris sako, nesakysiu, žinai, nieko nebuvo. Va toks ir dalykas. Tai ir gaila. Gaila. Kaip tu jauties, kai tada tėtis taip pasako? Aš jaučiuosi, gal toks mixed feelings, nes aš noriu žinot, kodėl jis taip jaučiasi. Man yra įdomu. Man svarbu. Jo, man svarbu. Bet aš tuo pačiu man irgi būna kartais, kur aš nebūnu jautrus, kai reikėtų būti jautram. Ir aš pats save pagaunu, pavyzdžiui, kad aš manau tą nesąmonę, kuris sugalvoja, kad nesąmonė, kad vyrai neverkia, irgi yra viskas nesąmonė. Bet aš pats pastebiu, kad aš galėčiau daugiau verkti. Ir ta prasme, aišku, verkti dėl tokių dalykų, dėl kurių reikėtų verkti, bet aš manau, kad verkimas žiauriai sveika yra. Ir tikrai būna, pavyzdžiui, situacija, kur aš sėdžiu, galvoju, blemba, taip liūdna, bet davai užsispirsiu, neverksiu, bet galvoju, jeigu aš išleisiu tas ašaras, aš taip gerai jaučiausi tuo momentu. Taip. Jo, šitie stereotipai, vienas iš stereotipų yra, kad vyrai neveikia. Tai čia ateina iš to hierarchinio silpnumo neparodymo. Nes verkimas, tai čia jau moteriškumas, kabutėse. Ir mes dabar labai didelę kainą mokam dėl to. Ir man atrodo, kad, žinai, aš rašau knygą dabar apie sveiką vyriškumą. Ir ten rašau apie tokias kultūrinę švytuoklę, kai buvo labai daug aktyvių. Pas mus, aš dabar per daug neišsiplėst, bet tiesiog labai daug tėčių išmoko stereotipiškai elgtis taip, kad jie parneša maistą ant stalo, parūpina stogų virš galvos, o namų kampus ir vaikus laiko mama. Ir dar šalia to mama dirba. Kai mes atgavom nepriklausomybę ir sovietiniam palikime, tai buvo normalu. Ir tokiu būdu vaikai augo šeimoj, kur yra emociškai atsitraukęs tėtis. Jis kaip ir yra, bet jis yra emociškai atsitraukęs. Non-existable. Ir dažnai nemato jo jautraus. Jis laik yra kietas, stoiškas. Ir tada užauga daug jaunų vyrų. Kita, kad, pavyzdžiui, aš irgi kaip užaugau, tai nemačiau tėčio nei karto verkiant. Bet faktas, kad situacijų buvo, kada jis būtų norėjęs verkti, jis buvo N+K, bet jo niekas to nemokė, nes jis niekada nematė vyrų savo aplinkoje verkiančių. Ir tai įkalina į tam tikrus stereotipus. Ir dabar mes irgi esam apsupti įvairiausių stereotipų, kuriuo esam non-stop veikiami. Ir vieni sako, kad čia vyrus reikia mokyti jėgos, kiti sako priešingai, vyrus dabar reikia mokyti jautrumą. Aš žinai, ką aš manau? Aš manau, kad vyruose telpa viskas. Tave telpa ir jėga,
ir tas, kabutėse, mamutų medžiotojas, bet tavyje taip pat telpa ir milžiniškas jautrumas, globa, atida ir rūpestis. Ir tai yra tavo vienoj psichikoje, vyriškai psichikoje, visa tai telpa. Klausimas, ar tu pažįsti visą šitą savo dalis ir ar su jom susidraugauji. Nes tavo gyvenime yra situacijų, kai tau reikalingas tavo vidinis mamutų medžiotojas. Tau yra situacijų, kai tau reikalingas atidus, globojantis ir rūpestingas, žiauriai jautrus tavo dalis. Ir visa tai yra pilna psichika. Ir problema atsitinka tai, kai mes nukrypstam į vieną polių. Kažkur vieną kraštutinumą ir kitą kraštutinumą. Ir tada atsitinka, vyras turi būti toks, vyras turi būti anoks. Ne. Kiekvienam iš mūsų yra viskas. Ir jeigu mes, čia biškai jau gilesnė tema, bet jeigu mes nepažįstam vienos savo dalies, tai nereiškia, kad ji neegzistuoja. Pavyzdžiui, labai daug. Jeigu aš esu, jeigu hipotetinė situacija, dabar jau užaugęs vyras, kuris visiems geras, pasyvus, toksai, negebantis pastovėti už save, iš pirmos pažiūros galima įvardinti kaip labai geras visiems. Labai didelė tikimybė, kad už viso to gerumo kraštutiniu atveju slypi labai didelis kažkoksai žvėris, kuris neturi stabdžių, kuris yra nepažintas. Vaidas Arvasevičius, psichoterapeutas, mėgsta sakyti, kad vyras, jisai savyje turi tą žvėrį ir pagrindinė užduotis yra jį disciplinuoti. Kaip žinai, yra kovos sporte sakoma, kad iš tikrųjų tie, kas yra aukšto lygio kovos sportininkai, jie supranta savo jėgą ir savo gebėjimus, bet jie turi didžiulius stabdžius ir niekada savo neliks pasielgti kažkaip grubiai. Dėl to, kad jie žino, ką tai reiškia. Ir jie geba save stabdyti. Vyras, kuris pažįsta savo psichiką, jis nebijo prieš savo antrą pusę, prieš savo draugus parodyti, kai jam yra sunku. Jis nebijo parodyti savo pažeidžiamumą, nebijo parodyti savo ašarų. Ir pasakyti, kad, man dabar reikia figenai palaikymą. Tai aš manau, kad vyras turi savį ir tai, kaip ir kiekviena moteris turi savį ir tai. Klausimas, kiek mes mokam išbūti įtampą tarp šitų dviejų kraštutinumų. O man smalsu, aš kalbėjau su Akvilė apie tai. Buvom knygų mugėje ir kažkas irgi Šiaurės licėjaus prie sako, būtų faina pravesti, kad su vaikinais klasės pakalbėtumėt apie vyriškumą. Ir tada, kai pakalbėjo su auklėtoja, vienas iš mūsų vadovų gavo iš tėvų tokią nuomonę ir nuostatą. Auklėtoja jam pasakė, kad bet tai šitie Vyrų kalvės akademijoje turi jie žiauriai prastą požiūrį į moteris. Ir aš kiekvieną kartą, kai tai išgirstu, man būna taip wow, ir man smalsu, ką tu apie tai galvoji. Prasta nuomonė apie moteris. Dabar tu su manim bendrauji vieną iš Vyrų kalvės akademijos įkūrėjai. Aš nemanau, kad tu turi prastą nuomonę apie moteris. O kodėl taip manai? Nes gal du dalykai. Aš manau, žmogus, kuris turėtų daug pokalbių su kitu žmogum apie vyriškumą ir panašiai, jeigu jie turi prastą nuomonę apie moteris ir jiems, pavyzdžiui, labai nepatinka moteris ir panašiai, jie dažnai, vienas iš jų pirmųjų argumentų yra nuleis moteris žemiau. Aš manau, taip gal yra. Kad jiems labai patinka, labai būna daug temų, kur, pavyzdžiui, net gal tos moteris netaip ir susijusios, bet iškart pirmas dalykas, tipo, moteris blogiau, vyras geriau. Aš tą matau labai dažnai, ypač tokiuose Amerikoje, kur podcasteriai yra. Gal žiūrėjai, šiaip yra Netflix'o laida Manosphere. Jo, aš Manosphere labai rekomenduoju. Jo, irgi žiūrėjau. Super. Ir aš pastebėjau, kad pas juos beveik 9%, sakyčiau, argumentų yra, kaip vyras turėtų būti tas, kaip sakėt, hierarchijos lyderis. Taip. O ta moteris turi būti, žinai, tokia prie, kad ten maistą pagamintų. Ir susijonu vaikščių. Jo, susijonu vaikščių, kad patvarkytų kambarį. Ir aš manau, kad tai yra pirmas dalykas, tai yra, aš manau, bet kokia moteris tokį dalyką išgirdus neturėtų norėti būti su tokiu vyru. Nes ta prasme, ir tu rimtai nori būti gyvenime, kur net negali turėti savo karjeros, negali turėti savo svajonių ir turi realiai dirbti jo, neskaičiau vergu,
Bet sakyčiau, asistentė. O toks gyvenimas. Tai tu manai, kad aš taip negalvoju. Ne. O iš ko tu susidarė įspūdį, kad aš taip negalvoju? Nu, bliama, gal pirmas dalykas, vat, aš apie tą antrą dalyką, gal tiesiog pats vaibas. Gal tu nelabai gali tą argumentuoti, nes būna visokių žmonių, būna tokių, Taip. kur turi tą vaibą ir visi taip galvoja, bet vat man įdomu šiaip, kokia jūsų nuomonė yra. Ar teisingai suprantu, kad tau neišeina taip manęs matyti ir vat galvot, kad tai gali būti tiesa, vien dėl to, kad tu sukūrei santykį dabar su manim ir kažkaip mane pažinai? Nu jo, Kaip manai, kiek daug žmonių susigalvoja savo išankstinių nuomonių apie dalykus, nieko nepasigilinę ir tiesiog patikėję kažkokiom nuogirdom? labai daug. Aš manau, kad tai yra dabartinė mūsų internetinio pasaulio pati didžiausia tragedija. Pati didžiausia. Ir žinai, man yra... Kiekvieną kartą, kai aš atsiduriu šitoje situacijoje, kai feminizmo grupė, arba kaip ir dabar, vat, mano papasakotoj situacijai, išgirstu žmonių nuomonę apie tai, kokia Vyrų kalvės akademija yra, kad čia ruošia maskulinus, mokom kaip engti moteris, man labai pasidaro liūdna ir nusvyra rankos. Ir aš labai taip norėčiau, kad jie padarytų tą patį, ką darai tu šitam podcast'e. Pasikviestų pasikalbėti. Pasikviestų sukurti santykį. Ir suprasti, apie ką mes esame. Ir čia susiję ne tik su Vyrų kalvės akademija, tai yra susiję su viskuo. Mes taip stokojam kritinio mąstymo. Mūsų visus moko būti kritiškiem kažkokiai žiniasklaidai, kritiškiam sukčiam ir taip toliau, bet niekas mūsų nemoko kritiškumo savo paties mąstymui. Ir turim žiauriai dabar aplinkui daug žmonių, kurie kažką nugirsta ir tada užsirauna ant to ir sako, va čia tokie ar anokie. Žiauriai yra liūdna dėl to. Ir čia viena yra pagrindinių temų, su kuo mes dirbam Vyrų kalvės akademijai su jaunais vaikinais ir Upės mamų ir merginų akademijai su merginom. Būtent to kritiško mąstymo, pastebėti savo mintis, kas vyksta. Populiarus jaučiu klausimas, kaip vyrui geriausia kabinti moterį? Mūsų romantic guru. Romantic guru. Jo, aš suprantu, kad šitas klausimas ateina irgi iš to paties Red Pill pasaulio. Nežinai, vien kaip pakabinti moterį skamba du dalykai. Vienas, kad moteris yra objektas. Jo. Antras yra, kad prievartos aktas pakabinti. Tai vadinasi, per prievartą priversti gauti trokštamą objektą, kitaip sakant, ne? Tai čia jau vien tokioj minty yra labai, toksai neskanus ir nefainas dalykas. Aš klausiau, žinai, ne tai, kaip pakabinti merginą. O aš klausiau taip, kad žinai, didelis iššūkis, kurį matau dirbant su jaunais vaikinais, jie šitą visą pasaulį mato, kaip jį išnaudot. Ką mes jau ir prieš tai kalbėjom. Ir ta koja jiem yra labai stipri. Ką aš turiu padaryti, kad gaučiau tai? Ko turiu nedaryti, kad gaučiau tai? Ir labai yra silpna ta koja, kur pasakojom, kur tau šiurpais paina ranka. Ranka nueina šiurpais, tas jausmo pasaulis. Ir ne kaip pakabinti merginą, o kaip sveikais būdais man parodyti ir prieiti prie jos, kad ji man yra svarbi. Mes, pavyzdžiui, paauglius ir jau jaunus vaikinus Vyrų kalvės akademijai mokam dialogiškumą, dialogo. Kaip manai, kas yra dialogas? Tai kalbėjimas tarp dviejų žmonių turbūt, arba daugiau, ar ne? Tai nėra dialogas, kalbėjimas tarp dviejų žmonių. Bent jau ne ta tokio filosofo Martino Buberio prasme. Tai labai dažnai, kai kalbasi du žmonės, tu pasakyk, sutinki su manim ar ne, atsitinka taip, kad kai klausausi kito, aš galvoju apie tai, ką aš jam atsakysiu. Ir tada labai dažnai nebegirdžiu, ką jis sako, nes jau žinau, ką atsakysiu. Kitas,
aš tiesiog formaliai klausausi ir linkčiau į galvą, nors man yra neįdomu. Jo. Arba aš kalbuosi norėdamas jam įrodyti arba jai kažkokį tikslą pasiekti. Ir tai nieko bendro su dialogo neturi. Tai yra du pavieniai žmonės, kurie kalbasi patys su savim ir vaidina, kad yra pokalbiai. Tikras dialogiškumas tai yra aš esu čia ir dabar kartu, Jokūbai, su tavim. Ir aš nesu savo galvoju ir negalvoju, ką pasakysiu. Neturiu kažkokios schemos. Aš tiesiog esu su tavim ir savo kūnu ir savo vidum reaguoju į tai, ką siunčia tavo kūnas. Ir ką tu sakai ir kaip tu priverti man jaustis. Ir aš tau atsakau. Va čia yra tikras dialogas, kai mes esam abu čia ir dabar. Ir kalbam apie tai, kas vyksta čia ir dabar. Ir labai daug vaikinų, kai eina į pasimatymus su mergina, jie ateina su tiesiog didžiuliu listu temų, ką aš turiu dabar kalbėti. Ir tarsi jeigu aš nebeturiu temos, aš jaučiuosi nebesaugus ir aš nebepakabinsiu kabutėse merginos. Jo. Ir aš turiu vis žinoti temą po temos, kad neatsitiktų tyla. Tačiau čia yra didžiausia problema. Kol kiekvienas eina nuo temos prie temos, arba kol aš galvoju apie tai, kad aš turiu kažkoksai būti, kad gauti merginos dėmesį, tol aš niekada nesu tikras ir savimi. Aš tikras ir savimi tampu tada, kai nebeturiu temos, ką pasakyti ir būnu tada pažeidžiamas. Arba kai ateinu pas merginą, su savo tokia intencija, kokia yra, nebandant kažko apsimest, kuo nesu. Ne su kažkokiu rizu, o su, man yra dabar nejauku prie tavęs prieit, dėl to, kad tu man patinki, bet aš vis tiek prisiverčiu, bijau, bet darau ir noriu pakviesti tavimi išeit kavos atsigert. Ir čia yra baisiausias dalykas, ką turbūt galėtum pasakyti, ne? Jo. Nes tai yra ir pažeidžiamumas, nėra kažkokios kaukės, nėra šarvų, bet tai yra tikrumas. Ir tu gali gauti visokį atsakymą. Bet ten esi tai tikras tu. Ir nėra prievartos prieš kitą. Nėra apsimetinėjimo kitokio negu esu ir nėra kažkokios technikos užmetimo, kad va, dabar aš užmetu meškerę taip ir aš tai pakabinsiu. Taip, mano nuomonė, tai yra labai prastas elgesys objektyvizuojantis moteris. Ir tai nepadeda. Jo. Aš manau, kad tai nepadeda. Aš manau, kad visi žmonės mes, ar tai vyras, ar moteris, mes ieškom tikrumo viens kitam. Ir kuo greičiau išmokstam būti tikri, išmokstam būti cringe, leisti savo būti iš tikrųjų cringe, tuo mums greičiau pasiseka gyvenime. Jo. Kaip sako, to be cringe is to be free. Visiškai taip. Jo. Ir iš tikrųjų aš net pats pastebėjau savyje, kad būna tikrai situacijų, kur tai nebūna, aišku, tik su panom, bet tai būna ir su draugais, panašiai, gal tais, kurie mane mažiau pažįsta, kad aš biškai bandau kartais vaidinti ne save ir tada kažkaip grįžtu namo, galvau, plemba, bet jeigu aš būčiau tiesiog buvęs aš būčiau grįžęs namo žymiai geresnoj nuotaikoje, negu tiesiog vaidinti kažkokį kitą personažą, žinai. Taip. Ir čia yra didžiausia kova - išmokti savo būti tokiu, kokiu man būnasi. Ir tai nėra lengva kova, nes ten yra daug vienišumo. Jo. Atkrenta žmonės, kurie turi atkrist. Ir aš suprantu, kodėl tavo amžiaus vaikinam tai yra taip sunku. Ir lygiai taip pat sunku yra ir merginam. Bet todėl man tai yra labai atrodo prasminga to mokyti jaunus vaikinus ir jaunas merginas. Tai ką žinai, mano ir yra pagrindinė veikla daryti. Ką mes su visa šitą mentorių komandą darom. Kiekvienais metais su 100 kiam vaikinų. Wow, skaičius tai tikrai įspūdingas. Ir ne tik vaikinų, jų šeimų. Mes įtraukėm į šitą ugdymą ir mamas, ir tėčius. Nes jeigu mes dirbam tik tai su vaikinais, bet niekas nesikeičia šeimos dinamikoje, tai efektas yra, bet jis yra trumpalaikis. Bet kai keičiasi visa šeima, tada tai yra tikras ugdymas, ne butaforinis. Tada iš tikrųjų dalykai keičiasi. Nu jo, tikrai. Bet tas, kur sakėt, kad kai visa šeima keičiasi, jo, labai labai svarbu. Jo. Žiauriai svarbu. Nes, Įsivaizduoju, jeigu tu mokaisi pažeidžiamumo ir tavo tėtis mokosi pažeidžiamumo. Kiek tada pas jūs gali atsirasti tikro dialogo, kur abu esate išgirsti, jautrumo kiek daug gali atsirasti. To faino jausmo, kurį vėl gražinu, tu patiri tada, kai važiavai toj šaly, kur Marokė. To keliuku. Jo. The sweetest place to be.
Jo, nu, vat. Labai fainai. Man labai patinka jūsų nuomonė. Man, vat, prilyginus, žinai, su to visų toxic manosphere ir panašiai, tai yra toks, kaip sakant, breath of fresh air. Pas mus kultūroje yra žiauriai daug kabutėse tų piratų, kaip minėjau. Ir būtent jie kalbasi su jaunais vaikinais. Būtent jie. Tai yra žiauriai faina, kad jie kalba, bent kažkas kalba su jumis turinio prasme. Jo. Nesat palikti vieni. Bet tai, ką jie kalba, yra žiauriai nefaina. Ir žiauriai prastai. Ir jūs labai įrėmina. Tai tą ir bandom daryti, žinai, su Vyrų kalvės akademija. Tokiais mažai žingsniais kalbėtis sveiko vyriškumo rėmuose. Sveikų vyriškumų. Nes kaip ir kalbėjom, jo vieno nėra. Jau yra tiek, kiek yra vyrų. Jo, nes mes jaunimas kaip ir esame ateiti iš tos šalies, tai būtų faina, kad ir mes būtume normalūs vyrai. Taip, todėl mes ir dirbam su jaunai žmonėm, nes mums yra įdomu, kokia Lietuva bus po 100 metų. Tada, kai manęs jau čia nebebus. Man yra, mes veikdami ir keldamiesi tikslus pas mūsų organizacijose, mūsų trumpiausias laikotarpis, kuriam keliamės tikslą, yra 100 metų. Dėl to, kad jeigu aš noriu, kad mano tikslas netaptų, kad tikslas, kurio siekiam, netaptų mano ambicija, kad aš gausiu pripažinimo, gausiu už kas naudos, šitas tikslas turi pergyvent mane. Gyventi ilgiau negu aš. Kitaip aš galiu tapti kalintas. Noro būti pripažintų, noro būti, susirinkti aplodismentus už tai, kad čia kaip aфиgenai pavarė. O apie tą pinigų temą. Aš aišku, jaučiu kaip visi mano amžiaus. Visą galvoju, blema, kaip aš surasiu pinigų, ar aš galėsiu būti turtingas ir panašiai. Bet aš savo kartais irgi pasakau, kad, wow, žinai, tu gal ir būsi milijonierius, bet ar tu būsi milijonierius po savo mirties, nelabai. Taip. Ir man tiesiog galvoju, gyvenimas turėtų būti toks, kur tu patyri kuo daugiau dalykų. Aišku, turėti pinigus yra faina, bet jeigu tu tiesiog dirbsi iki kokių 90, gerai, ne 90, bet pavyzdžiui, tu dirbsi visą gyvenimą smarkiai, neturėsi jokių experience'ų praktiškai beveik, išskyrus, kai jau būsi pensijai ir net ir tai negalėsi turėti visų experience'ų, ar tai tikrai yra verta? Bet čia aišku, žinai, pagal žmogų. Nemanau, kad verta. Manau, kad tikrai kas yra verta, tai čia ne tavo amžiaus klausimas. Tavo amžiui klausimas, jeigu kalbam apie brandos laikotarpius, yra varyt ir padaryti kuo daugiau dalykų. Siekt kiekvienos savo svajonės. Išsitaškyt, kaip tik tais gali labiausiai, naglai, tikrinant ribas. Taip, kad tu galėtum pasimatuoti save šitam pasauliu. Ir tada iki 30 metų, daug dievė, jeigu tau pasiseks, tu susikonstruosi savoje tapatybę, kur tau bus bent jau šiek tiek aišku, kad aš esu apie tai. Man tampa aišku, kad aš esu apie tai. Ir tada pagal tą jau vadovėlinę raidą, nuo 30 metų tau galės prasidėti tai tie prasminiai klausimai, tai vardan ko aš čia esu ant šito žemės. Taip. Vardan ko aš darau visą tai, ką darau, vardan ko aš keliuosi kiekvieną dieną iš lovos, vardan ko aš uždirbu pinigus, kuriuos uždirbu. Jeigu yra tiesiog dėl pačių pinigų, fuck that life. Jo, visiškai. Apie Maroką. Jo. Marokas, važiuoji kalnais, goosebumps, tas jausmas. O tam jausmui yra lavinti tą kitą raumenį, kuris nieko bendro neturi su pinigais. Jis yra pajuta į pasaulį. Savęs pažina, tokio, koks esu viduje iš tikrųjų. O kad tai atsitiktų, reikia patyrimų ir išsitaškimų. Go boy. Jo. Aš savo kartais net pasakau, ar aš daugiau norėčiau, žinai, turėti myliką, bet sėdėti kokiam Londone ofise, ar aš norėčiau turėti 100 eurų savo sąskaitoj ir būti Amazone. Ir atsakymą gali rasti tik vienu būdu. Pasirenkant kažkurią pusę, taip, einant ir darant. Gražiausia, ką gali padaryti, tai apsupt save žmonėm ir žinot, kad ir kas mano gyvenime nutiks, aš turėsiu žmonės, į kuriuos atsiremt ir kad viskas bus gerai. Aš esu palaikomas ir aš nesu vienas. Jo. Ir tada žmogus, kai jis nesijaučia vienas, jisai nebijo rizikuoti. Nebijo rizikuoti grindint dėl to milijono ir daryti crazy projektus, užsidažyti su geriausiu draugu drauge garaže ir skeilint. Arba mest viską, baigus mokyklą išvažiuoti į Amazonės džiunglę savanoriauti. Nes jis žino, kad jisai turi kur grįžti ir jis žino, kad yra palaikomas besąlygiškai. Ir tas nevienumo jausmas, palaikymo jausmas
suteikia didelius sparnus, tai aš to tau žiauriai linkiu. Ir tada tu tame kažką išmoksti. Ir tau tampa aiškiau, tai ko tu visgi labiau nori? Ar to lemų ir varyti toliau, ar visgi darnos ir kažko. Matuojasi. Mes turim patyrimą Vyrų kalvės akademijoje, kur važiuojame į senelių slaugos namus. Ir ten vaikinai kalbasi su jau ant mirties lenkščio esančiais seneliais ir seneliam. Ir jie su jais turi asmeninį valandos trukmės pokalbį apie žiauriai gilius dalykus. Ir vienas iš klausimų yra, ko tu labiausiai gailiesi gyvenime, ko nepadarei. Arba padarei. Ir 9 iš 10 atsakymų visą laiką būna vienas ir tas pats. Man yra žiauriai gaila, kad tada ir tada aš nepasirinkau daryti to ir to. Man buvo žiauriai gaila, kad aš neišsiskyriau. Man yra žiauriai gaila, kad aš likau tame darbe. Man yra žiauriai gaila, kad aš paklausiau tėvų ir nesiekiau svajonės. Ten yra žiauriai daug gailesčio. Ir aš manau, kad kai tu turi savo viduje kažkokį norą, kyla tau noras kažką daryti. Tavo moralinė pareiga yra eiti ir siekti to noro, jeigu tas noras nekenkia tau ir nekenkia tavo aplinkiniai. Bet tu privalai tai daryti, nes kitaip tai tiesiog nešies visą gyvenimą su savim ir gailėsies ir klausi savęs, o gal aš visgi galėjau tai pabandyti. O jeigu tu pabandysi, tu žinosi. Jo, labai fainai. Apie ką tau buvo šitas pasikalbėjimas mūsų? Geras klausimas. Aš manau, kad pasikalbėjimas buvo... Kuom tau jis svarbus? Artimas? O gal kaip tik nesąmonė? Man jis labai svarbus, nes aš aišku dar labai jaunas, 17 čia dar niekas, bet aš vis tiek jau artėju tų metų, kur aš turėsiu tapti daugiau savarankiškas ir daugiau judėti link to gal tikrojo vyro rolės. Juokauju, aišku. Bet jo, man atrodo labai svarbu, nes pats, kai man siūlo tiek daug visokio nesąmoningo kontento, aš stengiuosi visada jo neklausyti, bet tokia informacija ir toks pokalbis man labai padeda suprast, kad iš tikrųjų tai yra tik maža dalis viso pasaulio ir kad svarbiausia yra žinot, kas tau yra svarbu, kaip sakėt, jeigu nekenkia savo ir nekenkia kitiem ir svarbiausia daryti tai irgi. Tai irgi labai svarbu. Faina. Man tai labai svarbu. Nesvarbu, man labai gera pažinti tave ir matyti tokį jauną žmogų, kuris, kaip ir minėjau, žino, kad moka kalbėti. Žino, kad neieško žodžių kišeniai. Žino, kad nori būti matomas ant scenos ir to nebijo. Nes labai daug jaunų žmonių tada įsikala savį galvą, kad bet tai taip negalima, kas aš čia dabar noriu kažkokio čia dėmesio kitų. Fainai, susirink visą. Ir aš žinu su tokiu smalsumu. Koks tu būsi po 10 metų? Labai smalsu pamatyti. Nes man labai buvo gera ir natūralu. Atrodo, kad šitą tinklalaidė tikrai ne tavo pirma. Tėvai faina. Ir man buvo taip pat svarbu, jo, tau, žinai, tiesiog tiesiai šviesiai pasakyti apie tai, su kokiais stereotipais pati Vyrų kalvės akademija susiduria. Vien tas žodis Vyrų kalvė jau trigerina. Bet turbūt dėl to jo ir niekada negalima keisti. Nes tai daro Aš labai tikiu, kad tai gydo kultūrą. Jo. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū labai klausytojams šios tinklalaidės. Ačiū svečiui, Edvinui Rupšiui. Ir turim jums dovaną. Ačiū. Ar iš šokoladas? Fain. Iki kito karto.